Labas visom, labai džiaugiuosi pradedama pirmą pamoką. Mes mokinsimės megzti 4 takelių reglaną. Megzsime vyrišką megztuką LXL dydį. Bet iš pradžių norėčiau pateikti tam tikros informacijos, tai žinoma pradėsiu nuo mezgimo siūlų. Megztuką aš megsiu iš Concept by Kate kojinėms skirtų siūlų. Tai būtų Time Socks ir čia yra 103 spalva. Tai būtų kamuoliukas 150 gramų, 400 metrų ir sudėtis būtų 75% merino vilna ir 25% poliamidas. Gamintojas rekomenduoja 3/4 dydžio virbalus, aš megztuką megsiu 3,5 dydžio virbalais. Megztukas bus LXL dydžio, tai aš jam pasilikau 4 kamuolius. Esu prasimezgusi mėginuką, mezgiau 3,5 dydžio virbalais ir mano tankis būtų 21 akis į 10 cm. Dar ko mums reikės, tai atrodo, kad labai didelė, kad labai jau daug yra virbalų, bet trumpai papasakosiu, kodėl mums jų tiek daug reikės. Iš esmės mums reikės tik tai 2, tai yra 3,5 dydžio virbalai su 40 cm valu, tai kadangi mes megsim apvaliai, tuomet mums reikės 3 dydžio, dėl to, kad mes megsime atnarą 3 dydžio virbalais. Na ir patį megztuką, kad pereiti ir būtų patogu, tai pereisime ant ilgesnio valo. Čia jau žiūrėkite pagal jūsų patogumą. Man net ir didelius mezginius yra patogu megzti ne ant ilgų valų, taip šiuo atveju yra 60 cm valas ir standartinio ilgio virbalai. Dar taip pat noriu pasakyti, kad valo ilgis yra skaičiuojamas kartu su virbalais. Tai kalbant apie 40 cm valą ir trumpintus virbalus, tai mes ir kalbame apie tai, kad visas ilgis yra 40 cm. Dar paėmiau ilgesnį valą, bet žiūrėsiu, ar man jo prireiks ar ne, nes šiek tiek toks, kaip ir būtų patarimas nuo manęs, pastebėjimas galbūt netgi labiau, kad greičiau mezgasi, kai jūs mezgate su trumpesniu valu, net ir didelius mezginius, nes akys jums bus visiškai pilnai aplink ratu ir mezgant, kuomet akys yra viena kitos pakankamai arti, mezgasi greičiau. Tik aišku, nereikėtų jau persistengti, nereikėtų megzti ant 40 cm valo, nes jau tai jau bus tiesiog nepatogu. Ar galima megzti ant ilgesnių valų, jeigu pavyzdžiui neturite 60 cm arba net ir tų pačių 80 cm, tikrai pilnai galite ir jeigu kalbam apie vyrišką megztuką, tikrai pilnai galite ir 100 ir 120 cm naudoti, tikrai turėtų apeiti jums ratu aplink visą akis ir tai tikrai bus patogu megzti būtent ratu, nebent jūs megzit mažą dydį, vaikišką megztuką ar moterišką S dydį ir jūs turite tikrai ilgą valą, kad ir tą patį 1,20 m, tai gali būti, kad vaikiškas tai tikrai tuomet reikės jau naudotis labiau medžiagų metodu, o moterišką megztuką jau kadangi bus akys viena kitos jau kiek tolėliau, be abejo viskas priklauso ir nuo siūlų storio. Bet jeigu mes orientuosimės būtent į šiuos siūlus, apie kuriuos aš dabar kalbu ir iš kurių aš megsiu, tai gali šiek tiek būti nepatogu, dėl to, kad jums tiesiog reikės pastoviai stumdyti akis, kas kainuoja papildomai laiko, tai bet be abejo įmanoma. Na ir matote dar vieną valą, tai šis valas yra man skirtas ne mezgimui, aš labai retai kada naudoju šį valą, mezgimui iš esmės turbūt niekada jo ir nenaudoju, čia yra 150 cm. Nemezgu tokių labai didelių mezginių, nes aš manau, kad čia daugiau skirta pledam megzti, kokiam nors dideliem, storiem užmestukam, kuomet akių skaičius yra didelis, siūlas yra storas, tai tuomet tikrai yra patogu megzti iš tokių valų. Bet kadangi aš pati tokių didelių mezginių nemezgu, tai kaip ir nėra poreikio, bet aš juos turiu dėl to, kad juos naudoju būtent matavimuisi. Labai svarbu
mezgant matuotis. Net ir kalbant apie 4 takelių reglaną, nors ir mes ir pasiskaičiuosime, šioje pamokoje mes pasiskaičiuosime, kiek mes turime rinkti akių, kad pradėti megzti. Antroje pamokoje jau skaičiuosimės pačio reglano takelių skaičius, išsiskirstysime, kiek turėtų būti akių priekyje, nugaroje ir rankovėse. Bet šioje pamokoje mes kalbėsime ir skaičiuosimės, kiek mums reikia akių rinkti ant virbalų. Tai net ir mezgant 4 takelių reglaną, nors ir atrodytų, kad mes ir turėsim centimetrus, mes ir turėsime ir akių skaičių, bet vis tiek rekomenduoju matuotis ir nemegzti taip jau visiškai automatiškai, visiškai vadovaujantis vien tik tai skaičiukais, vien tik paskaičiavimais, nes kaip bebūtų, aš kartais mėgstu siūlą vadinti gyvu, bet iš esmės taip ir yra, siūlas jisai yra gyvas, dėl ko? Dėl to, kad jisai tamposi, jisai tam tikras formas turi, tai net ir mezgant tikrai jisai gali ir pasitempti, ir jūs laisviau galite megzti, jeigu esat, pavyzdžiui, pastebėjusios, kad mezgėt kažkokį tai megztuką, padėjote, pradėjote kitą, po kurio laiko grįžote megzti tą patį megztuką ir atrodo ir virbalai tie patys uždėti, nieko nepakeitėt, pradedat megzti ir matote skirtumą. Jūsų tamprumas pasikeitė paprasčiausiai, nes jūs, kai pradėjote megzti, mezgate, lyg ir jau įsivažiuojate tam tikru tamprumu, o po kurio laiko naujai pradedant jūs galite tiesiog paimti kitą tamprumą ir gali šiek tiek skirtis. Tai matuotis tikrai labai rekomenduoju, nes tikrai nesinori numezgus labai daug, po to ardyti ir ūpas dingsta išardžius vėl iš naujo megzti. Ir siūlas visai kitaip gula, nors kalbant apie šiuos siūlus, čia kadangi kojinių siūlai, tai jie nėra labai lepus, jie tikrai pakankamai, jie ir gerai ardosi, ir gerai skalbėsi, ir gerai nešiojasi, tai ardymo tikrai nebijo, tai tos, kurios pradėsite pirmą kartą megzti, tai tikrai nesigąsdinkite, šitas siūlas ardymo nebijo ir jeigu vis tik bus taip, kad kažkur kažkas jums nepavyks, nebijokite, išsiardykite ir megzkite toliau. Ko mums dar reikės? Visai nedaug mums reikės kito siūlo, nes mes nuo jo ir pradėsime. Kodėl mums reikės kito siūlo? Dėl to, kad mes šio megztuko atnarą megsim būtent štai tokį, aš parodysiu ant savo, jis dar mezgamas, dar ant virbalų, bet parodysiu vizualiai. Mokinsimės štai va taip pradėti atnarą, tai mums tam reikės kažkokio tai kito siūlo, rekomendacijos renkantis kitą siūlą, tai kad būtų tikrai kontrastingas jūsų mezgamam, kad nebūtų panašių spalvų, pavyzdžiui, kad nebūtų raudonas, nes bus po to sunku surinkti akis. Ir taip pat rekomenduočiau vis tiek rinktis labai panašaus storio, nes jeigu jūs pasirinksite kažkokį visiškai ploną, tai renkant akis, tiesiog virbalus, kuriuos jūs pasirinksite pagal megztuko mezgimą, jie nelabai atitiks. Tai rekomenduočiau vis tiek rinktis daugiau mažiau panašaus storio į tą siūlą, iš kurio jūs megzite, į tą pagrindinį siūlą. Tai mano čia yra likutis Lana Gato Super Soft. Tai atitinkamai mums atnaros pradžiai megzti mums reikės kojinių virbalų, pas mane yra tik tai 4. Ne dėl to, kad pamečiau vieną, o dėl to, kad aš iš esmės labai nemėgstu kojinių virbalų. Jeigu aš turiu galimybę mezgime nemegzti iš kojinių virbalų, aš tikrai tai padarysiu, net ir pačias kojines, aš stengiuosi megzti ilgo valo virbalais, Magic Loop metodu. Jeigu kalbam apie vaikišką rankovę, kuomet yra per ilgu megzti sutrumpintais virbalais ir 40 cm valu, tai aš renkuosi ne kojinių virbalus, o renkuosi irgi megzti Magic Loop metodu. Bet šiuo atveju nusprendžiu vis tik pasiimti kojinių virbalus, mums jų reikės labai labai nedaug. Ir renkuosi 4 dėl to, kad aš akis užsidėsiu ant 3 virbalų, o 4 aš megsiu. Man taip yra patogiau, nes tiesiog mažiau yra virbalų rankoje. Dar, jeigu vis tik megsit tokią pat atnarą, kaip megsiu ir aš, tai dar šioks toks patarimas. Kadangi mes megztuką megsime
3,5 virbalais pačią atnarą, mes po to pereisim megzti pačią atnarą iš siūlų, kuriais megsime megztuką, mes megsime 3 dydžio virbalais, bet pačią pradžią mes rinksimės 3,5, tokį pat dydį, koks yra ir megztuko. Galite rinktis ir 3, jeigu turite tą dydį, rinktis tiksliau, kuriuo megsite atnarą. Dėl ko aš renkuosi šiek tiek didesnį dydį, dėl to, kad būtent ši dalis, bent jau mano mezgime, jinai nusimezga šiek tiek tampresnė. Tai kad nebūtų tempimo, rengiantis, nešiojant būtent šioje vietoje, jisai pakankamai elastingas šitas kraštas. Bet jisai, kadangi mezgamas šiek tiek tankiau, bent jau aš jį tankiau mezgu, gali būti, kad aš jį mezgu tankiau vien dėl to, kad pas mane yra kojinių virbalai ir man jais iš esmės yra nepatogu megzti. Tai aš pasirenku šiek tiek didesnį dydį tam, kad maksimaliai būtų vienodas tankumas. Tai va, kad nebūtų labai suspausta ši dalis, kuri rengiantis bus paprasčiausiai nepatogu, labai tempsis, mautis per galvą bus nepatogu. Tai čia tiesiog mano toks patarimas. Jeigu vis tik jūs norėsite megzti standartiškai, tiesiog ant virbalų užsimetate jums reikiamą kiekį akių ir mezgate atnarą, tai viso to jums nereikės, tiesiog užteks pasiskaičiuoti akių kiekį. Taip, tai ko mums dar reikės? Mums dar reikės be abejo, kad liniuotės, dar mums reikės žymeklių, tiesa, šios žymeklius galite rasti ir patys siūlo elektroninėje parduotuvėje, tokie žaismingi, tai aš juos naudoju mezgime. Ir reikės žirklių. Aš turiu irgi tokią štai susenusią, pasenusią, apiplyšusią dėžutę, čia mano tai tokia taupyklė daiktų. Čia visko yra, net segtukų, sagų. Beje, šitas žirklės taip pat galite nusipirkti patys siūlo elektroninėje parduotuvėje. Šias turiu, nežinau, turbūt jau 5 metus ir vis dar iki dabar jos aštrios, nors ir jau tikrai matosi, kad pasidėvėjusios. Bet man jos labai patinka. Tiesa, aš jų niekur kitur daugiau nenaudoju, tik tai mezgime. Taip pat mums reikės dar ir adatos, žinoma. Bet man patinka, kad yra šioje dėžutėje, nes šita dėžutė su manim keliauja absoliučiai visur, dėl to ir matosi, kad tokia jau pavargusi šiek tiek. Tai ką, turbūt ir viskas. Tai dabar kalbant apie skaičiavimus. Kalbant apie skaičiavimus, mes vadovausimės tik viena formulė. Jeigu stebėjote, žiūrėjote mano ankstesnės pamokas, kaip kad klasikinio reglano su antpečiais mezgimą, ten taip pat aš naudojau tik tai vieną formulę. Kodėl taip yra? Aš labiau vadovaujuosi megzdama ne matematiniam vingrybėm, kuo daugiau formulių, kuo daugiau skaičiavimų, 3 lapus prisirašai, prisiskaičiuoji, jau atrodo eisis viskas kaip iš pypkės ir mezgant matai, kad kažkas ne taip, kad dydis netitinka. Ir tikrai tada nusimuša tas ūpas, tada galvoji, kad tu kažko nemoki, kažką ne taip darai, kitom pavyksta, tau nepavyksta. Ir tokia kaip ir motyvacija dingsta, ir ją vien nudangina tas skaičiavimas. Tai aš daug pamokų pati žiūrėjau ir YouTube, ir pirkus esu, ir mokiausi, ir pati tikrai turiu jau nemenką patirtį, kalbant apie patį mezgimą, nes mezgu aš labai daug, bandau iš daug skirtingų siūlų. Ir man visuomet buvo pats mezgimas, pats skaičiavimas apie tai, kuo mažiau skaičiuoti. Nes tikrai ir man tai buvo, kad prisiskaičiavau, nesigavo ir tiesiog nenori megzti. Tai kadangi tikrai nemaža dalis žiūrinčių mano video yra tos, kurios nori lengvai, paprastai pereiti iš mezgimo atskirų dalių, kuomet jas susiūvame, į mezgimą ratu, kur nėra siūlių, kur nereikia nieko siūti. Tai kadangi žiūriu iš savo pačios mokyklos, kaip aš mokiausi, kaip aš jaučiausi, tai noriu ir aš išmokyti jūs kuo mažiau skaičiuoti ir maksimaliai gauti reikiamą dydį, nusimegzti savo tinkamą mezginį, savo ar artimajam, nesvarbu. Tai va, tai aš naudojusi vieną formulę, ji yra ne mano.
Aš ją atradau, gal prieš kokius 4-5 metus, kuomet, mokinausi megzti žakardą pagal Dariją Nekrasovą, ją taip pat galite rasti YouTube kanale. Tikrai labai rekomenduoju šią moterį, aš pati ją seku, žakardą aš mokausi tik iš jos, labai aiškiai, suprantamai ji dėsto. Ir jos video pamokoje aš atradau tą formulę. Žakardai formulių ir skaičiavimų yra šiek tiek daugiau, bet pats žakardas iš esmės yra jau visiškai kitoks mezgimas. Bet apie žakardą aš nesiplėsiu. Tai kadangi mums nereikia jokio piešinio, nereikia kažkokių tai tarpinių skaičiavimų, tai mes vadovausimės tik tai vieną formulę. Šiaip iš esmės, kas norite, tikrai galima rasti jų ir daugiau. Taip pat yra formulės, kurios yra naudojamos, pavyzdžiui, išsiskaičiuoti, kiek pažastyje akių reikėtų rinkti, kiek įgilinimą eilių megzti, kiek akių sumezginėti mezgant rankovę, kad gauti siauresnę dalį apačioje. Aš šių skaičiavimų niekada nedariau. Aš daugiau šitas vietas mezgu iš akies, įgilinimą aš mezgu iš esmės visuose megztukuose vienodai ir panašų skaičių eilių mezgu iš esmės praktiškai visuose mezginiuose vienodai, nebent kartais aš noriu, kad ta iškirptė būtų gilesnė, kitur, kad mažiau gilesnė, kad tiesiog tik tai būtų šiek tiek to įgilinimo, bet aš neskaičiuoju. Dar kitas momentas, turbūt pastebėjote, kad aš ir Facebooko poste rašiau, naudoju būtent tankį. 21 akis į 10 cm. Mes ir čia, kai skaičiuosim, mes lygiai taip pat naudosimės tik vieną šį skaičių. Dėl ko aš neskaičiuoju eilių? Eilės irgi viename mezginyje, kuriame visada skaičiuoju eilės, ir ten yra tikrai labai svarbu skaičiuoti, tai yra žakardas, nes ten yra piešinys ir piešinys yra kalba apie eilės. Dėl ko aš neskaičiuoju eilių, kai aš mezgu reglaną ir visiškai nesvarbu kokį. Aš megzdama reglaną vadovaujuosi nenumegztomis eilėmis, o centimetrais. Jeigu mano atveju reikia reglano liniją, kad būtų, tarkim, moteriškam 23 cm, vyriškam, pavyzdžiui, 28, vaikiškam, tarkim, 17, tai aš ir matuosiu. Aš kai megsiu reglano liniją, aš ją matuosiu centimetrais, bet neskaičiuosiu eilėmis. Kodėl aš taip darau? Dėl to, kad jeigu mano video žiūri tos, kurios tik tai pradėsite, jums tik tai pati pradžia mezgime, tai noriu pasakyti tą, kad mezgant mėginuką, mūsų kaip bebūtų, nors mes ir jį mezgame sužinoti, kaip siūlas reaguoja po skalbimo, kiek mūsų akių į kiek centimetrų yra ir panašiai, mums reikalinga informacija tam tikra, ne? Bet kaip bebūtų, mėginėlyje, mėginukė gali būti visai kiti skaičiai, negu kad jūs megzite mezginį, nes mėginukas yra mažas, mėginukas yra lengvas, siūlas visai kitaip reaguoja mažam mezginyje. Plius jūs mezgate mėginuką gerosiomis ir išvirkščiosiomis akimis. Jūsų tamprumas visai kitoks, negu kai jūs megzite apvaliai. Tai jūs tą turite įsivertinti. Mėginukas yra reikalingas mums tam tikrai informacijai sužinoti, kad mes turėtumėm tam tikras gairias. Kaip šiuo atveju, kad mes žinotumėm daug maž, kiek mes turime akių 10 cm. Nes yra svarbu tai, ar jūsų 18 ar tarkim 24. Tai jau skaičiavimam yra labai svarbu. Tas orientacinis akių skaičius, jisai mums yra reikalingas. Ir kodėl tik tai aš akių skaičių skaičiuoju? Dėl to, kad mezgant reglaną, mezgant jo ilgį, mes krūtinės dalyje mes pasikoreguosime, mes matuosime, mes pasižiūrėsime, ar mums reikia šiek tiek ilgesnio reglano, ar mums reikia siauresnio ir panašiai. Mes pasikoreguosime. Bet jeigu mes tik vadovausimės tik tai matematiniais skaičiais gautais lape, tik tai eilėmis, nebūtinai jums gausis tas galutinis rezultatas toks, kokio jūs tikėjotės. Ir tikėtina, kad klausite, kodėl man nepavyko, o išskalbus gali būti dar kitas rezultatas, nes pavyzdžiui, siūlas gali sureaguoti didesnį mezginį taip, kad jis gali šiek tiek ir pasitempti. Dar mums mėginukas kam svarbus? Mums svarbus mėginukas suprasti, kokio mums dydžio geriausia rinktis virbalus. Tai ar, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie šiuos siūlus, tai ar tai būtų 3 dydžio, nes gamintojas rekomenduoja nuo 3 iki 4, ane? Tai
Ar mum reikėtų 3 dydžio ar 4, ar vis tik kažkurio tai tarpinio. Dar šiek tiek, jeigu irgi manęs klauso iš naujai mezgančių, tai patarimas, mano būtų patarimas, jeigu matote gamintojo 2 skaičius nurodytus ir jūs mezgate mezginį, pavyzdžiui, tokį kaip megztukas, liemenė, drabužį, jeigu jūs mezgate, tai rinkitės vidurinį skaičių. Aš jau čia sakau, aš vertinu pagal save, pagal savo patirtį, be abejo, mes kiekvienas esam labai individualus. Skirtingas mūsų tamprumas, skirtingai mes tankiai mezgame, tai tikrai žiūrėkite individualiai, tai yra tik tai mano patarimai iš mano patirties. Jeigu mezgate megztuką, vadovaukitės, tiksliau, jeigu mezgate drabužį, vadovaukitės viduriniu, tai 3,5 būtų. Jeigu mezgate, pavyzdžiui, šaliką arba movą, vadovaukitės kraštutiniu, tai šiuo atveju 4. Nes movai reikėtų tokio lengvumo, kritimo, jeigu ir šiek tiek patys, tai nėra kažkokia didelė tragedija, ar tai kažkas labai baisaus. Net ir norisi, kad nebūtų ta mova arba šalikas kietai numegzta, kietas mezginys. Norisi tokio jo pakankamai minkšto, tai tikrai nebijokite rinktis didesnio dydžio virbalus. Dar didesnio kaip ir jau nerekomenduočiau. Jeigu mezgate šiuo atveju, kadangi mes turime kojinius siūlus, tai jeigu norite megzti kojines, pirštinės, kepurę, tai kas jau turi turėti kažkokią tai formą. Pirštinė tai turi jums apglusti jūsų ranką. Kojinė jums irgi turi tikti pagal dydį, nes kojinės net ir 1 centimetras ilgesnės kojinės, jeigu jums patys, jums jau bus nepatogu nešioti. Atrodo, kas čia tas yra centimetras, bet jisai daug ką reiškia mažesnėme mezginyje, todėl labai svarbu renkantis virbalus. Tai kojinės, tas, kas turi formą. Formą ir kepurė turi. Ir aš kalbu apie formą, tai nebūtent, jeigu jūs mezgate aukštesnę kepurę, tai kad jinai stovėtų gražiai. Ne, aš ne apie tą formą kalbu. Nes ir kepurė įmezga, jeigu jūs numegsite šiek tiek ją per didelę, ji jums skris ir bus nepatogi nešioti. Tai va, tai tam, kam reikalinga forma, rekomenduočiau mažesnio dydžio virbalus rinktis ir kad jie būtų, kad jūs megztumėte standžiau. Kadangi čia yra 70% merino vilna, tai jinai tikrai ir suminkštės, ir bus maloni, ir kalbant apie kepurę, ir apie pirštinės, tai tikrai neliks kietas mezginys. Tai ką, turbūt informacijos užtektinai pateikiau, tai dabar pereikime prie skaičiavimų. Tai, kalbant apie skaičiavimus, mums reikalingas bus tik tai vienas skaičius, mano tai atveju taip, tai mes megzime vyrišką megztuką, LXL dydis. Mano atveju matmuo bus būtent krūtinės apimties. Ir mano vyro krūtinės apimtis yra 115 cm. Dar noriu vieną pastebėjimą pasakyti, kad jeigu vis tik juosmens apimtis yra platesnė negu krūtinė, šiek tiek kalbu ir apie moteris, ir apie vyrus, imkite didesnį skaičių. Taip, pasimatuokite krūtinę, pasimatuokite ties juosmeniu ir jeigu matysite, kad juosmuo yra platesnis, tai rekomenduočiau rinktis juosmens apimtį, dėl to, kad jeigu vadovausimės mažesniu skaičium, tai krūtinės apimtis jums bus viskas kaip ir gerai, užtektinai pločio, bet jums bus per siaura ties juosmeniu. Tai į tai atkreipkite dėmesį. Dar mes pridėsime plus 5 cm, čia yra laisvumui. Bet čia jau yra tas laisvumas, tai kaklo dalies. Jeigu suprantat, ką aš noriu pasakyti. Jeigu mes neimsim nei kiek laisvumų, jeigu mes skaičiuosime nuo šio skaičiaus, tai surinkus akis, mums tiesiog bus labai labai arti kaklo, bus visų pirma nepatogu mauti per galvą ir mums tiesiog tas bus toks smaugimo pojūtis, nes bus praktiškai jau prie pat. Tai jeigu jums patinka, jeigu jūs taip ir norite, viskas gerai, galite taip ir megzti, tuomet jums nereikėtų pridėdinėti papildomai, aš vis tiek pridedu tą nedidelį kiekį, tai yra 5 cm, tam, kad šiek tiek būtų laisviau nuo kaklo. Ir pas man bendras skaičius būtų 120 cm. Na ir mūsų formulė. Formulė yra labai paprasta. 45 procentai dauginame iš 120 cm, atsiprašau, ir dar padaliname iš 100 procentų. Ir mes turime
54. Jeigu pas jūs kartais gavosi po kablelio, tarkim 53,21 arba ten 54,5, neapvalinkit. Matematinių veiksmų papildomų jokių nedarykite. Jeigu jūs turite po kablelio kažkokius tai skaičius, kitame skaičiavime juos palikite. Mes suapvalinsime jau paskutinėme žingsnyje. Tai mano atveju, dar primenu, kad pas mane yra 2,1 į 1 centimetrą akies. 21 akis į 10 centimetrų. Taip? Nes mums ir šios skaičiaus reikės. Mes dabar skaičiuosime, kiek mums reikės akių rinkti ant virbalų. Tai 54, sakau, jūsų jeigu yra kažkoks su kableliu, viską pilnai ir nusirašote. Lygiai taip pat kaip ir aš. Dauginu iš 2,1, neapvalinu, nes mano 10 centimetrų yra 21 akis, ne 20 akių. Tai yra labai svarbu. Ir mano atveju yra 113,40. Gavau nelyginį skaičių ir gavau ir po kablelio. Taip, dabar viskas priklauso, kokią jūs atnarą meksite. Jeigu jūs norite meksti atnarą viena gera, viena išvirkščia, jums tai reikia, kad būtų lyginis skaičius. Tai jūs galite rinktis 112 arba 114. Čia yra visai nesvarbu, kad dalintųsi iš 2. Mano atveju, kadangi aš atnarą meksiu 2 geros, 2 išvirkščios, mano atveju turi dalintis iš 4. Tai jau dabar šį paskutinį galutinį gautą skaičių 113,4 aš apvalinu. Ir aš apvalinu iš 112, nes šis skaičius dalinasi iš 4. Taip. Ir man šį akių kiekį reikės, čia akių skaičius. Man jį reikės rinkti ant virbalų. Dar šiek tiek irgi paaiškinsiu šitą momentą, dėl to, kad mes meksime šiek tiek kitokią atnarą. Jeigu jūs meksite paprastą, tiesiog renkate akis ant virbalų, tai viskas. Jūsų matematiniai veiksmai baigėsi, dar tik nepamirškite +1 akis. Kodėl šita viena akis plius? Dėl to, kad mes meksime apvaliai ir kai mes sujungsime į ratą, jinai paprasčiausiai dings. Ir jūs turėsite 112 akių. Tai aš tikiuosi, ši vieta yra aiški, o man dar reikia šiek tiek papildomų skaičiavimų. Dėl to, kad, kaip ir sakiau, mes turime papildomą siūlą ir būtent ši atnara mezgama šiek tiek kitaip. Tai skaičiuojame tuomet toliau, jeigu vis tik norėsite tokios štai gražios, tai tokį gražų kraštelį gauti. Tai 112 mes turim padalinti iš 2 ir mes turime 56 akis. Tai mums pradėti reikės nuo 56 akių, dėl ko mums ir bus reikalingi kojinių virbalai, nes paprasčiausiai akių skaičius yra nedidelis ir mums valas su virbalais tiesiog yra per platus, bus nepatogu megzti. Tai tam mums ir yra reikalingi virbalai. Ir aš turiu tiesiog pasiskaičiuoti, kiek akių reikės uždėti ant kiekvieno virbalo, kadangi pas mane yra virbalai 3, aš 4 megsiu, tai aš padalinu iš 3. Jeigu jūs vis tik mezgate iš 4 virbalais, tai pasidalinkite iš 4. Tai mano atveju būtų, iš esmės tai būtų taip, 19, 18 ir 19. Ir čia aš gausiu 56, bet man reikės ir čia pridėti +1. Kaip ir jūs pridėsite, jeigu mezgate paprastai, nes aš čia irgi jungsiu į ratą. Mes meksime ratu. Tai ir čia man reikės pridėti +1 akį, tai aš meksiu paprastai, o čia bus ne 18 rinksiu akis, o 19. 19, 19, 19 ir turėsiu 57. Kai aš sujungsiu į ratą, viena šita akis pas mane dings ir liks 56 akis. Tai šiandien skaičiavimų tiek, kitoj pamokoje, antroj pamokoje mes jau skaičiuosime reglano dalies skaičiavimus atliksime, įgilinimą pasižiūrėsime, o šiandien dienai aš tikiu, kad skaičiavimų pakankamai. Tai jūs įsiskaičiuokite pagal save, pagal savo mėginuką, kiek jūsų akių yra į 10 centimetrų. Jeigu kažkokių turėsit vis tiek papildomai klausimų, jeigu matysite, kad jums kažkas tai nepavyksta, komentuokite, atsakysiu, padėsiu, pabandysime pasiskaičiuoti kartu, pasižiūrėsime, kurioje vietoje jums kažkas tai nepavyksta.
Taip pat būsiu labai dėkinga, kad padėtumėte nykštį, jeigu jums patiko mano šis video, bet jo dar ne pabaiga, nes mes šiandien atnarą megsime. O jeigu tiesiog užklydote netikėtai, pamatėte mano pamoką, bet manęs nesekate YouTube kanale, tai būtinai užsiprenumeruokite, kad gautumėte pranešimus, kai išeis naujos pamokos ar nauji mano video. Taip, tai tuomet pradėsime mezgimą. Dar prieš pradedant megzti norėjau jums parodyti mano dydžių lentelę. Lentelės yra 3, tai yra moteriško, vyriško ir vaikiško megztuko. Jeigu jūs turit kažkokias kitokias lenteles, tai tikrai galite drąsiai naudotis. Aš naudojuosi šia. Kol dabar ekrane jums bus matomas vyriško megztuko, kadangi mes vyrišką megztuką megsime, tai vyriško megztuko būtent dydžių lentelę. Aš galiu jums dar ir va taip parodyti. Galite nuotrauką pasidaryti. Va. Bet jums dabar ekrane bus būtent vyriško megztuko lentelė ir kol darysite nuotrauką, gal pasižiūrėsite, aš šiek tiek apie ją jums noriu pakomentuoti. Tai kaip matote, čia yra 3 dydžiai. Taip pat yra 4 skiltys, tai krūtinės apimtis, rankovės ilgis, reglano takelio ilgis ir pačio megztuko ilgis. Mes megsime, tiksliau aš megsiu LXL dydį. Kaip pamenat, mano vyro krūtinės apimtis yra 115, dėl ko aš dažniausiai imu kombinuotą tiesiog 2 dydžius, o nesivadovauju tiesiog vienu dydžiu, nes jau kaip ir sakiau, siūlai yra pakankamai elastingi, nesvarbu kokius jūs imsite, jie tikrai tokie gyvybingi, tai kadangi jie tempiasi nuo nešiojimo ir iš esmės net ir nepanešiojus, bet tiesiog užsidėjus naują, jis vis tiek turi to tamprumo, tai vadovautis vien tik vienu dydžiu aš nenorėčiau, aš dažniausiai ir mezgu, tarkim, jeigu aš kalbu apie save, tai dažniausiai mano ir būna ML dydis, vyrui, kai mezgu, tai dažniausiai būna LXL. Kadangi mano vyro krūtinės apimtis yra 115 cm, tai toks irgi gaunasi kaip ir viduriukas. Krūtinės apimtis tai yra bendrai aplink pamatavusi laisvam stovyje. Toliau rankovės ilgis, tai mano atveju 50-51 cm. Rankovė matuojama nuo pažasties, bet mes matuojame ne kūną, mes matuosime, kai jau megsime megztuką. Tiesiog dėsime liniuotę pažasties vietoje ir matuosime centimetrus. Toliau, reglano takelis. Šiek tiek irgi dar papildomai informacijos. Žiūriu, jau šis video galvojau bus pirmas video trumpas, bet tikrai labai noriu daug informacijos jums suteikti. Tokių daugiau patarimų iš savo pusės, nes nebūtinai jūs megsite tą patį dydį kaip ir aš, nebūtinai iš tų pačių siūlų, tai kad jums kuo maksimaliau pavyktų, nes gal net ir nebūtinai ir atnarą megsite tokią pačią, kokią megsiu aš, tai tiesiog duoti daugiau papildomų jums patarimų. Tai kalbant apie reglano takelį, jeigu aš mezgu neplačią atnarą, mano šiuo atveju vyro megztukui aš megsiu 5 cm, ji nėra labai plati, tai aš atnarą skaičiuosiu kartu su reglano linija. Nes mano mezgama atnara, ji bus ne kaklo dalyje, nestovės palei kaklą, o ji gulės ant kūno. Todėl aš ją įrimsiu kartu su reglano takeliu. Tai jeigu mano atveju kažkur yra apie 28 cm, tai pati atnara bus 28 minus 5, tai mes turėsim 23 cm. Jeigu vis tik jūs norite megzti aukštą atnarą, kaip kad yra štai, čia mano šiam megztukė, čia mano yra megztukas, jinai yra ne dvipusė, jinai tiesiog yra stovinti atnara, jinai yra aukšta, apie 12 cm, tokiu atveju ne. Tokiu atveju atnara yra atnara, o tada jau reglanas eina atskirai, dėl to, kad čia yra mintis ta, kad tai būtų kaklo dalyje, todėl aš negaliu kartu skaičiuoti kaip reglano, nes reglanas yra kūno dalies skaičiavimas, pečių, ties ne pečių, bet pažastų dalimi, tiesiog kiek mes turime nusileisti su megztuku į apačią.
Lygiai taip pat, jeigu jūs norite atlenkiamą atnarą, tai vėlgi taip pat mes neimame į šituos skaičiavimus, skaičiuojame atskirai. Tai jeigu mezgate aukštą kaklą, tai pavyzdžiui, numezgėt 12-14 cm kaklo ir tuomet jau skaičiuojate papildomai, kiek jums reikės būtent centimetrų reglano takeliui. Ir paskutinis skaičius yra tai megztuko ilgis. Aš megztuko ilgį visada, kai mezgu, skaičiuoju ne nuo pažasties, ne nuo kaklo ar dar kažkur tai, aš skaičiuoju nuo pažasties. Turėjau omeny, kad skaičiuojama ne nugaroj kažkur tai, ne priekyje nuo kaklo pradžios, ar ten nugaroje nuo kaklo pradžios, aš visuomet skaičiuoju nuo pažasties. Taip irgi tai yra skaičiuojama būtent pačiam megztuke. Jūs kai numegsite jau kažkiek kūno dalies, pereisite, rankovės bus atskirtos ir mes turėsim tą pažasties trikampį, nuo jos ir bus skaičiavimai. Vienas skaičiavimas, tiksliau neskaičiavimas, o matavimas. Matuosime rankovę ir matuosime kūno dalį. Dar šiek tiek apie pačią atnarą noriu patarimo, kad jeigu norite stovinčios atnaros neužlenkiamos, tai bent jau aš moteriškam megztuke pilnai užtenka 12 cm, gali būti 13 cm, vyriškam megztuke kažkur tai reikėtų 14, daugiausiai 15 cm. Jeigu norite atlenkiamą, tai atitinkamai dar reikėtų prie jos dar plus 10, tai tuomet, jeigu čia yra 12, aš norėčiau jos atlenkiamos, tai tuomet reikėtų kokių 22, gal net ir 24 cm. Žiūrėkite pagal save, aš atlenkiamų nelabai mėgstu, man labiau patinka tokios jos stovinčios, taip kažkaip gražiai, bent jau man atrodo, tai moteriškam megztukui pilnai užtenka 12 cm. Nusimezgus atnarą, taip pat rekomenduočiau irgi pasimatuoti, pasižiūrėti, ar vis tik viskas yra gerai, ar viskas tinka, ar ne per siaura, ar ne per platu. Ir ar galite tuomet jau toliau daryti, pereiti tiksliau prie pačio megztuko mezgimo. Tai ką, pradėkim. Aš kaip ir sakiau, man nelabai patogu megzti kojinių virbalais, o dar, kadangi turėsiu žiūrėti per kamerą, tai taip, mums reikia 56 akių. Jeigu jūs viską mezgate taip kaip aš, tai ant virbalų paprastuoju būdu, visiškai paprastai, įprastai, klasikiniu būdu mes renkame 56 akis. Tiksliau, ant kiekvieno virbalo mes renkame po 19. Jeigu jūs mezgate paprastą atnarą, tai tuomet tiesiog ant virbalų klasikiniu būdu renkate jums reikiamą kiekį akių. Jeigu vis tik jūsų skaičiai atitinka mano, tai tuomet renkate 112 plus 1 akis. Tai tuomet iki pat pabaigos savarankiškai prirenkame akis ant virbalų. Taip, aš pririnkau po 19 akių ant kiekvieno virbalo. Dabar mes turėsime sujungti į ratą. Dar tik tai nukerpame. Taip. Mums papildomo pagalbinio siūlo jau nebereikės. Dar galite, taip, nukirpame, po to surišime, kai sujungsime į ratą. Dabar žiūrėkite. Aš tiesiog paprastai nuo kairio virbalo ant dešinio perkeliu akį. Visiškai paprastuoju būdu. Perkeliu akį. Dešinio, jau dabar skaitosi, kad antrą akį, ne pirmą. Pirma buvo perkelta, antrą akį permaunu per tą pirmą akį, kurią aš uždėjau. Ir grąžinu atgal. Štai. Sujungiu aš į ratą akis. Ir dabar, taip, sujungiu aš į ratą. Ir dabar, kadangi mes šio siūlo nemėgsime, mes tik tai akis pririnkome. Tai rekomenduočiau dar surišti, kad jums nepabėgtų niekas. Taip, tiesiog padarome mazgelį, surišame.
Nes jeigu mes megztumėm, mes tą siūlą naudotumėm, būtų visai kitaip, o kadangi mums tai reikalinga tik tai akim surinkti, tai mes tiesiog surišame mazgeliu. Taip, ir dabar imame savo siūlą, iš kurio megzsime megztuką. Ir taip, aš gal šitą sąsiuvinį nepadedu. Ir paprasčiausiu būdu renkame gerąsias akis. Visiškai paprastai. Iš pradžių bus tikrai nepatogu, aš sakau, aš dar kai ir nemėgstu kojinių virbalų, dar man reikia žiūrėti į kamerą, kad matyčiau, tai nepykit, tikrai nepatogu man. Taip, tai paprasčiausiai akis perkeliam, taip tiksliau permezgam gerosiomis akimis. Taip mes turime permegzti 3 eiles. Tai mezgame gerosiomis akimis 3 eiles. Su jau mūsų pagrindiniu siūlu, kuriuo mes megzsime megztuką. Tai turbūt šita vieta nėra sudėtinga. Tiesiog permezgam 3 eiles gerosiomis akimis. Ir susitiksime tuomet čionai, numezgus 3 eiles. Taip, tai numezgėme 3 eiles gerosiomis akimis. Ir dabar yra svarbiausias tas momentas, nes mums dabar reikės, kad vėl ant virbalų, tiksliau ne kad vėl, o kad ant virbalų būtų 112. Nes mes ant virbalų dabar turime 56 akis, o mums reikia, kad būtų 112 reikiamas kiekis akių, kiek mums reikia, kad megzti megztuką. Dabar žiūrėkite. Mano atnara yra 2 geros, 2 išvirkščios. Jeigu jūs šiuo principu irgi norite megzti atnarą, bet jūsų, tarkim, būtų viena gera, viena išvirkščia. Taip, mezgate lygiai taip pat, tik tai vieną gerą imate iš čia, o išvirkščią imsite iš gale esančio siūlo, bet apie tai taip papasakosiu atskirai. Dėl ko aš sakiau, kad reikalingas kontrastinis siūlas, kad matytumėte va šią liniją būtent. Nes jeigu jūs pasirinksite labai panašios spalvos siūlą, tai tiesiog jums gali sunkiai matytis va šita linija, nes jinai labai svarbi, mes ją rinksime ant virbalų. Ir taip pat svarbu, kai sakiau, kad pasirinkite siūlo storį labai panašų, nes ypač jeigu pasirinksite šį kontrastinį siūlą, pagalbinį šį siūlą labai storą, jums tiesiog bus sunku rasti šias akis jūsų to mezgamo siūlo, va šitas kilputes. Tai labai svarbu. Taip, tai dabar žiūrėkite. Pradedam 2 geros. Taip, 2 geros. Apverčiame ir ieškome pirmų 2 kilpų. Taip, aš taip. Va. Apverčiam ir žiūrėkite. Taip, aš paimsiu gal, va, turiu virbaliuką. Žiūrėkite, va, apvertus. Mes matome, va, 1, 2, 3, matote taip, va čia mūsų siūlas, mūsų va čia yra pati pradžia, va čia. Ir mūsų pirma kilputė būtų va iš karto nuo šito palaidovo siūlo. Mums ir reikia ją užkabinti. Va. Ir uždėti ant virbalo. Va. Nepatogu man. Taip, aš galva taip. Va. Aš ją paėmiau, va, mano kilputė, matote, va, kilputė. Išmezgu išvirkščia akim. Tik žiūrėkit, kad nesukryžiuota būtų. Jeigu norite sukryžiuoto efekto atnarai, viskas gerai. Aš nenoriu sukryžiuotų akių megzti. Tai, va, ieškome antros, va, antra. Matot, taip, va, antra. Irgi išmezgame išvirkščia akim. Jeigu jūsų atnara bus viena gera, viena išvirkščia, tai tiesiog vieną gerą mezgate čia, vieną išvirkščią paimate akį iš čia. Tada vėl viena gera, viena išvirkščia. Viena gera,
viena išvirkščia. Mano atveju yra dvi geros, dvi išvirkščios. Tai dabar vėl mezgu dvi geras. Vėl apverčiu ir ieškau. Iškart kitas imu. Nieko nepraleidžiu, nei vienos akies nepraleiskite. Nes mes šį geltoną siūlą, jūsų atveju bus kitos spalvos, šį siūlą mes nukirpsime. Ir jeigu jūs praleisite bent vieną akį, ji liks laisva. Ir ją patraukus jūs išardysite paprasčiausiai. Ir kai mes sujungsime į ratą, kai tiesiog praeisime pro visą, jums tiesiog pritrūks akių. Dviejų ar vienos išvirkščios akies. Tai žiūrėkite lėtai, neskubėkite. Lėtai, atsakingai, kruopščiai, ieškokite kilpučių, kad būtų viena po kitos. Va. Toliau vėl dvi geros, dvi išvirkščios akys, kurias mes irgi ištraukiam. Va. Taip. Taip. Ir dar viena. Ieškome. Nesufokusuoja, taip, va. Man nepatogu, aš žiūriu ir į kamerą, ir į virbalus. Taip, štai jinai yra, matote, taip. Taip, ją pačiumpam ir permeskam. Tai va, gaunasi toks kraštelis, kol kas dar nelabai matosi galutinio to rezultato ir gale turi būti surenkamos, va, matote, nei viena nepraleista. Ir taip renkame visas akis. Dvi geros, dvi išvirkščios iš galo. Dvi geros prameskam nuo virbalo, dvi išvirkščias pakeliame nuo galo. Taip, tai žiūriu čia. Kažkaip negražiai pakėliau, tai šitą iš naujo tada. Taip, vienas siuliukas liko, va. Taip, dvi išvirkščios mano ir toliau vėl. Dvi geros. Ir vėl ieškome. Dvi išvirkščios. Vėl ieškau. Užmaunu ant virbalo. Dvi išvirkščios. Tai dabar susitiksime išmezgusios paskutinės gerasias akis, nes mums reikės dar dvi išvirkščias surinkti iš pačios pabaigos. Tai dabar tiesiog savarankiškai akis permezgame gerasias ir išvirkščiasias ant virbalų. Taip, numezgiam visą eilę. Gerasias akis mes permezgiam, kurios yra ant virbalo, o išvirkščiasias akis mes tiesiog perkeliam imdami iš gale esančių kilpučių ir permegzdami išvirkščiosiomis akimis. Taip, aš gerosiomis pabaigiau, man gerosiomis ir prasidėjo atnara, tai dar reikia man dviejų išvirkščių. Ir kaip tik matote, štai, dvi ir liko. Viena ir antra. Dar dvi kilputės. Tai aš jas pakeliu ir permezgu išvirkščiosiomis ir mūsų atnara bus pabaigta. Taip, aš dabar aš ant šito tada virbalo. Tai palaukit. Pabėgo mano vaizdas. Taip. Va. Labai braška. Taip. Išvirkščiosiomis. Taip, aš tikrai nesu to virbalo, žiūriu, kad aš paėmiau. Va, ant šito aš noriu perkelti. Paimsiu mezgamą virbalą ir paskutinę aš tai pakelsiu. Va. Paskutinė akis. Ir aš ją permegsiu išvirkščiai. Turbūt matosi, kaip man yra nepatogu megztis su kojinių virbalais, sakau, labai jų nemėgstu. Sunkiausia tai yra mano mezgimo dalis, tai yra mezgimas kojinių virbalais. Bet aš džiaugiuosi, kad tai pasibaigė. Taip, tai tuomet aš iš karto, žinokit, imu virbalus ant valo
Ir kaip sakiau pradžioje, kai kalbėjau apie šią atnarą, būtent su tokiu krašteliu, dėl ko aš renkuosi šiek tiek didesnio dydžio virbalus, iš esmės to paties, kokiu aš mezgu ir megztuką, dėl to, kad dėl šio nepatogumo, kad man nepatogu megzti kojinių virbalais, nėra mano ranka labai įkūdusi megzti kojinių virbalais, aš mezgu šiek tiek kiečiau. Tai yra... Tai kaip ir yra normalu, mes netgi tos, kurios perimate mezgimą iš tiesių virbalų į virbalus ant valo, tai kol mokotės, irgi tas mezgimas jis šiek tiek būna tankesnis, jis būna kietesnis, dėl to, kad mes, matyt, kažkaip tai savaime pradedam taip kiečiau megzti, tai aš tiesiog dėl to imu šią vietą megzti šiek tiek didesnio dydžio virbalais, o pačią atnarą aš jau dabar megsiu trečio. Dar nepasakiau apie virbalų dydį, kai kalbame apie atnarą. Tikrai esu mačiusi, kad atnaras megzti renkasi ženkliai plonesnius virbalus. Pavyzdžiui, jeigu megztuką mezga kokio 4 dydžio, tai atnara būna mezga net 3, 2,75, net 2,5. Žiūrėkit pagal save, jeigu jūs tikrai mezgate laisvai, nes atnara yra ta dalis, kuri labiausiai išsitampo. Ir ypač kaklo dalyje mes, kai rengiamės megztuką, tai tikrai užsidedami per galvą mes galim tikrai ištampyti, o jeigu jūs mezgate pakankamai laisvai, tai tuomet rekomenduočiau irgi rinktis daug didesnio dydžio virbalus, daug mažesnio dydžio virbalus, negu mezgate megztuką. Aš atnarą mezgu pakankamai tankiai, tai aš vos pusę dydžio mažesnius virbalus renkuosi, nesvarbu, nebūtinai, kai mes kalbam apie šį, iš esmės visus megztukus. Kartais netgi žinokite rankovių atnarą aš mezgu to paties dydžio virbalais, nes mano mezgama atnara jinai yra ženkliai didesnė, aš mėgstu aukštas atnaras, ilgas atnaras, nes jeigu, tarkim, moteriškam didesnių dydžių vyriškam megztukui atnaros pilnai užtenka 3,5 mm kažkur, tai 3 mm, tai aš mezgu ilgesnę, tai šiuo atveju mano bus 5, o kalbant apie rankovės, aš kartais netgi ir mezgu 10 ar net 12 cm, nes man jos patinka, nes man ir rankovės patinka nelabai užsiaurintos būtent šioje dalyje, o pakankamai tiesios, tai man ir ta didesnė atnara, jinai labiau patinka. Tai kad nebūtų labai sutraukta būtent atnaros vietoje, nesvarbu kurios, ar pačio megztuko, ar rankovių, tai aš dažnai mezgu netgi to paties dydžio virbalais, nes aš geras ir išvirkščias akis, būtent šį mezgimą aš mezgu šiek tiek tankiau negu kad mezgu vien tik tai gerosiomis akimis. Tai kągi, jūs galite pratęsti ir toliau, jeigu mezgate kojinių virbalais, tai ant jų dar keletą eilių ir tuomet jau reikės nukirpti šį pagalbinį siūlą, nes jisai ir temps jums mezginį ir bus paprasčiausiai nepatogu. Aš iš esmės perkelsiu akis ant apvalaus virbalo ir iš karto nukirpsiu, nes man duos tempimą ir toks bus jausmas, kad nepakanka akių, kad užsukti pilnai į ratą ir megzti komfortiškai. Tai kągi, mezgame toliau. Mano atveju 2 geros, 2 išvirkščios akys. Taip, permezgiau visas akis, kad būtų ant virbalų su valu, dedu žymeklį ir mezgu toliau. Kaip ir sakiau, nors ir atrodo pas mano akių skaičius pakankamai didelis ant virbalų, yra 112, bet būtent ši geltona juostelė jas tempia ir neduoda laisvai megzti. Čia tarp plius yra jums geras pavyzdys, kai aš jums pradžiai sakiau, dėl valo ilgio, kai mezgate jau patį megztuką. Tai kai yra mažesnis dydis, o jūs pasirenkate
pakankamai ilgą valą, lygiai tas pats principas yra. Tiesiog akys vienos nuo kitų yra toliau ir tam, kad jums patogu megzti būtų, jūs tiesiog kažkiek tai numezgate ir tada pertraukite. Taip, patraukite, kad jums priartėtų prie pat galiuko, kad jums būtų patogu megzti. Tas gaišta laiko iš tikrųjų, yra nepatogu, pastoviai traukai, plius kitas dalykas, mes trinam tą siūlą pastoviai tarp pirštų. O čia kaip bebūtų, čia vis tiek yra ta vilna. Tai aš rekomenduočiau kuo mažesnį, kuo trumpesnį rinktis valą, tikrai bus megzti jums žymiai patogiau ir komfortiškiau. Tai kągi, kadangi man tikrai jau jokio nėra komforto, reikia stumdyti akis, tai aš paimsiu ir tiesiog paprasčiausiai jau dabar nukirpsiu, tik atsargiai be abejo. Neįkirpkite į pagrindinį savo siūlą, iš kurio mezgate. Galima ir ardyti. Štai, puikiai ir išsiardo, bet gal greičiau, jeigu tiesiog vienoj kitoj vietoj kerpate. Taip, va, tiesiog vienoj kitoj vietoj nukerpate. Sakau, duriant pakelkit, pasižiūrėkite, kad tikrai neįkirptumėt, nes darbas nueis per nieką, reikės tiesiog iš naujo pradėti. Tai atsargiai, kruopščiai, atsargiai, niekur neskubant, ramiai. Nes mezgimas, juk visi mums sako, mezgimas yra meditacija. Tai va, ir medituokime, kad nereiktų ardyti, nes jau kai reikia ardyti, tai tada tos meditacijos visai nebūna. Tada jau įtampa, stresas, pyktis, o mums reikia, kad mezgimas mums neštų gerą emociją. Su mezgimu ir perduokime mezginiui gerą emociją, kad tas, kas nešios mūsų numegztus drabužėlius, jaustųsi gerai. Tai va, tai toksai. Štai. Taip, nukirptas visas pilnai siūlas ir dabar mezgame atnarą toliau. Mano atveju tai yra dvi geros, dvi išvirkščios. Štai. Visiškai kitaip, akys laisvesnės, paslankesnės. Aišku, tų akių vis tiek nėra čia tiek daug, dar reikia pastumdyti. Taip, kad nevarškėtų mano žymeklės. Reikia pastumdyti akis ant virbalo, bet vis tiek, kai jau megzime reglano dalį, tai akių daugės, bus lengviau megzti. Tai mezgame atnarą ilgio tiek, kiek jūs norite. Jeigu norite, megzkite aukštą atnarą. Moterišką megztukui jūs galite rinktis 12-13 cm, jeigu tai tikrai yra aukšta. Vyriško megztuko kažkur tai rekomenduočiau apie 14 cm. Jeigu jūs norit, kaip ir aš, megzti standartinę, tiksliau ne aukštą, bet šiek tiek platesnė, tai mano atveju vyriška megztukui bus 5 cm, moteriška megztukui jūs galite rinktis kažkur tai 4-4,5. Nors šiaip standartinė yra tokia šiek tiek siauresnė, tai ji turėtų būti kažkur tai apie 3,5, jeigu mes kalbame apie didesnius dydžius. Tai yra vyriškiam megztukam, moteriškiam L, XL, 2XL ir taip toliau. Tai kokie 3,5, o mažesniem moteriškiam dydžiam mezgame kokius apie 3 cm. Tai jūs jau žiūrėkite savo nuožiūrą, kaip jums patinka. Taip ir megzkite. Tai tuomet šioji pirmoji pamoka klasikinio 4 takelių reglano pamoka baigta. Tai jums šiek tiek ir paliksiu namų darbų iki kitos pamokos. Nusimegzti pilnai atnarą. Ir kitoje antroje pamokoje susitiksime jau, kad galėtume megzti įgilinimą ir 4 takelių patį reglaną.
Tai kitoje pamokoje būtent apie tai kita pamoka būtent apie tai ir bus, kad mes pasiskaičiuosime, išsidėliosime turimas akis ant virbalų, kiek bus nugaroje, priekyje, rankovėse. Tai atliksim irgi tam tikrą matematinius veiksmus. Tuomet pasiskaičiuosime dėl įgilinimo, parodysiu, kaip aš mezgu įgilinimą, nors aš įgilinimą mezgu absoliučiai visuose modeliuose, visuose megztukuose vienodai, bet parodysiu jums ir dar kartelį, jeigu kils kažkokių tai klausimų, tai tikrai komentuokite, rašykite, klauskite, mielai atsakysiu. Na, o šioji pamoka yra kaip ir jau baigta. Tikiuosi patiko, tikiuosi buvo naudinga, tikiuosi sužinojot kažko tai naujo, galbūt kažką jau ir žinojote, tiesiog priminiau. Galbūt jau tikrai yra tų, kurioms tai buvo daugelis dalykų žinoma, bet labai džiaugiuosi, kad yra norinčių megzti kartu. Tai jeigu patinka mano video, patiko šis video, tai aš tikrai labai džiaugčiausi, jeigu paspaustumėt nykštį. Jeigu turite klausimų, kaip ir sakiau, rašykite, komentuokite. Tikrai mielai atsakysiu, o jeigu užsukote tiesiog atradę šį mano video, bet nesekate Patrijos siūlų, tai tikrai kviečiu sekti YouTube mano kanalą, paspauskite prenumeratą, kad prenumeruoti mano YouTube kanalą. Taip pat aš jūs kviečiu ir į Facebooką Patrijos siūlus, Instagramą Patrijos siūlus sekti. Ten daugiau informacijos jau apie pačius siūlus, jeigu jos reikia, tai su jumis jau ten daugiau dalinuosi jau apie pačius siūlus, virbalus, kažkiek tai ir pačio mezgimo galite rasti ir mano Facebook'e arba Instagram'e. Taip pat kviečiu apsilankyti ir elektroninėje mano siūlų parduotuvėje www.patriosiūlai.lt, nes aš siūlus renkuosi tokius, iš kurių aš ir pati mielai mezgu sau ir savo artimiesiems. Tai ačiū, kad buvote kartu ir iki kitų pamokų. Ate, ate.